kanalai. Naują savaitę orai bus permainingi. Nuo šilumos iki gaivos, nuo liūčių su perkūnijomis iki gaivesnio lietaus. Po audringesnio pirmadienio antradienį bus ramiau ir sausiau, trumpai palis tik vietomis. Keliaujantiems naktį reikės būti atsargiems, nes daugelį rajonų matomumas bus prastas dėl susiformavusio rūko. Temperatūra naktį žemės iki 9–14, dieną lepins 21–26 laipsnių šiluma. Trečiadienio naktį per didžiąją šalies dalį praslinks drėgmės pripinkę debesis su trumpalaikiu lietumi, atvės iki 11–16 laipsnių šilumos. Dieną bus ir debesų ir pragiedrulių, trumpai palis tik vietomis. Didžiausia tikimybė rytinėje šalies pusėje. Šią dieną šils iki 17–22 laipsnių. Ketvirtadienį Lietuvą pasieks daug drėgmės turintis žemo slėgio sūkurys iš pietų. Daug kur palis, vietomis smarkiai. Dieną pūs stiprokas šiaurės vakarų šiaurės vėjas. Naktį termometrai rodys 8–13, dieną tik 14–19 laipsnių šilumos. Penktadienį situacija gerės, debesis sklaidysis, trumpai palis jau tik pavienėse vietovėse. Naktį atvės iki 7–12, debesuota su pragiedruliais dieną, šils iki 17–22 laipsnių šilumos. Kol kas, pagal dabartinius duomenis, savaitgalį vėl orai subjurs, atkeliaus nauji lietaus debesys, o temperatūra dienomis neviršys 20 laipsnių. Artimiausią naktį bus nepastoviai debesuota, kai kur numatomas trumpas lietus, bus apie 10–15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, daugelyje rajonų trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkūs, bus apie 17–22, vietomis iki 25 laipsnių.